Sveiki, šiandien Karo akademijoje kalbinsim mūsų kariūną, kuris neseniai grįžo iš Japonijos ir paklausim jo, kokiu tikslu vyko kaip kariūnas, ką veikia, kokie buvo įdomus dalykai Japonijoje ir ką parsivežė į akademiją. Tai pirmiausia, labas Kristijonai, kelinto kurso kariūnas? 4. Papasakok, kada ir kiek laiko buvai Japonijoje ir kokiu tikslu ten keliavai? Tai išvykau į Japoniją vasario gale, grįžau kovo pradžioj. Buvo tarptautinė konferencija, kariūnų konferencija, kurią japonai organizuoja kiekvienais metais. Tikslas pagrindinis tai aptarti saugumo aktualijas pasaulyje. Ar tai buvo, ta konferencija buvo susijusi su Japonijos karo akademija, mokykla, ar kas ją organizavo? Ją organizavo Japonijos gynybos akademija. Ar Japonijoje toje konferencijoje buvo atvykę įvairių skirtingų šalių kariūnų iš viso pasaulio? Taip, dalyvavo 16 valstybių, 20 atstovai iš 16 pasaulio valstybių. Kas buvo tavo nuomonė naudingiausia tau kaip kariūnui toje konferencijoje? Išgirsti daugiau nuomonių apie tam tikras problemas. Taip pat pastebėjom, kad daug šalių turi daug savo interesų ir neretai tie interesai kertasi tarpusavyje. Ar konferencija buvo tokia teigiamo pobūdžio, ar tokia daugiau diskusinio pobūdžio? Tai buvo diskusinio pobūdžio konferencija. Pati tema buvo Changing Aspects of Security. Buvome padalinti į 4 subkomitetus. Aš pats dalyvavau subkomitete, kuriame aptarinėjom bepilotės technologijas. Tai papasako, ką parsiveži tokio naudingo į Lietuvą, galbūt kas tau padės tolimesnėje karjeroje, ar besimokant karo akademijoje paskutiniuosius metus, galbūt kažkokios informacijos parsiveži savo kursą draugams, kas būtų tokio įdomu, svarbu, naudingo. Parsivežiau tą tokį platesnį žinių bagažą. Platesnį žinių bagažą tiek apie kitas valstybės, tiek apie jų pozicijas tam tikrais klausimais. O iš savo būtent tos temos apie bepilotės technologijas kažkokios tokios idėjos gal naujos, kažkokios atsivežė ir... Iš esmės, ką supratom, kad tiek Ukraina, tiek, pavyzdžiui, Saudo Arabija, jie naudoja bepilotės technologijas mūšio lauke. Saudo Arabija neseniai pabaigė karą su Hučių teroristais. Jie taip pat naudoja bepilotės technologijas, bepiločius orlaivius ir jie susiduria su tam tikromis problemomis ir kritika iš kitų pasaulio valstybių dėl tariamo tarptautinės teisės pažeidimo. Gal galėtum plačiau šiek tiek? Tiek ukrainiečiai, tiek Saudo Arabai buvo kažkiek tai kritikuojami dėl to, kad jie pažeidinėja tarptautinę teisę naudojant dronus. Dronus tai reiškia, kad dronai apskritai yra pilkoji zona tarptautiniai teisiai. Nėra reglamentuojama. Nėra reglamentuojama, jo. Ir tai buvo vienas iš topikų, apie kurį šnekėjome. O kokį didžiausią skirtumą pastebėjai tarp tų temų, kas liečia Lietuvą ir kitas pasaulio valstybės, kas tau galbūt ten nuostabą sukėlė, galbūt kažkokių dalykų pastebėjai, ką mes darom Lietuvoje gerai arba blogai? Didžiausias skirtumas, ką pastebėjom, tai pavyzdžiui, yra valstybės, kurios susidūrė su mūšio lauku ir yra tos, kurios ne. Ir tos valstybės, kurios susidūrė su dronais mūšio lauke, jos turi visiškai kitokį požiūrį negu tos, kurios turi dronus, bet jų neturėjo galimybės panaudoti kažkur. Ar galėtum teikti, kad tų valstybių patirtis yra naudinga kitom valstybėm, kurios nesinaudojo, kad reiktų iš jų daugiau semtis kažkokių Kas žinių? atsiskleidė, kad kol pačios valstybės nepanaudojo jų realiai situacijai, tol jų požiūris ir nesikeis. Ir tas labai aiškus skirtumas matos, ar ne? Taip. Dabar šiek tiek plačiau galbūt apie Japoniją pačią. Ar turėjai galimybę susipažinti su pačia šalimi kažkiek daugiau nei dalyvauti konferencijoje? Tai vykome į Tokiją, aplankėm centrą, aplankėm Imperatoriaus rūmų sodą, labai graži vieta. Taip pat teko užlipti į patį aukščiausią dangoraižį Tokijoje. Tai vat, matėsi visas vaizdas. O koks ta buvo didžiausias nuostabos sukėlė skirtumas kultūrinė prasme tarp Lietuvos ir Japonijos? Japonai labai koncentruojasi į kolektyvizmą. Prasme, jeigu lietuviai yra tokie su tokiu požiūriu, kad mes kiekvienas esame kaip asmenybė, mes esame individas, tai jie labiau žiūri į save kaip į kolektyvą. Ja. Tai atsiskleidžia ir mandagumas, ir pagalba viens kitam ir taip toliau. Dar kalbant apie japonų kultūrą, gal kažkaip pasidalintum informaciją, gal kiek teko susidurti su japonų maistu, su japonų menu, gal kažką teko išbandyti, prisiliesti prie jų kultūros labiau? Stebėjome tam tikras demonstracijas, kaip tas tradicinis šaudimas iš lanko,
kovos meno su katanomis, bet nepamenu kaip pavadinti. Aikido stebėjome, tai reiškia, tai irgi toksai kovos menas, taip pat karate demonstracija. Tai va toks prisilietimas prie jų kultūros. Pats aš asmeniškai neturėjau galimybės prisiliesti prie to savom rankom, tačiau pamatymas tai iš arti buvo irgi gera patirtis. Jų pagrindinis tikslas yra ne tai, kad išmokti gerai kovoti, sakykime, jeigu kalbam apie kovos menus, ne tai, kad gerai kovot, ką jie galėtų pritaikyti ten gatvės muštynėse ar panašiai. Jiems svarbiausia yra disciplina. Tai reiškia, ten tie patys kovos menai, karate, aikido, jie treniruoja savo discipliną. Galim teikti, kad disciplina ir taisyklių laikymasis turbūt yra svarbus kiekvienoje srityje, kiekvienose moksluose, net ir pas mus akademijoje. Taip, japonam tai ypač yra svarbu. O kaip tau pačiam, Kristijonai, sekasi su mokslas akademijoje? Tiek su karinė dalimi, tiek su universitetinė? Nesiskundžiu. Dar toks klausimas, ar daug anglų kalbos pamokų turi pas mus akademijoje ir kaip tau sekėsi susikalbėti Japonijoje? Aš pats asmeniškai karo akademijoje daug pamokų neturėjau, apart to, kas buvo antram kurse. Tai reiškia, privalomai turėjom išlaikyti tam tikrus standartizuotus anglų kalbos egzaminus. Sėkmingai juos išlaikęs, anglų kalbos nepamiršau, trečiam kurse vykau į Erasmusą, Jungtinės valstijos. Tai va tenais 4 mėnesius praktikavau aktyviai anglų kalbą. Ir va dabar, Japoniją buvau išvykęs, bet susidūriau su tam tikrų kalbos barjerų, bet jau ne iš mano pusės, o iš Japonų. Bet sakė, kad jie pramoko anglų kalbą bešnekėdami su manimi. O kitų šalių atstovai taip pat neblogai komunikuoja anglų kalbą? Puikiai. Tie, kurie atvyko į Japoniją, jie puikiai šnekėjo angliškai. Tik priimančioji šalis nepasiruošęs buvo? Kaip pasakyti, jie pasiruošę iš savo pusės buvo, jie turėjo vertėjus, kurie dalyvavo visą konferenciją. Taip, tas irgi naudinga turbūt konferencijos metu. Ar susidūrė su kažkokiais mandagumo momentais, kada reikėjo galbūt labiau pažinti jų kultūrą arba buvo sudėtinga juos suprasti, nes kaip žinia, Japonija turi savo tam tikrą atskirą mandagumo kultūrą. Gal reiktų pradėti nuo to, kad jie lankstosi visiems, visiems, kaip pasakyti, pasisveikinimas, atsisveikinimas ir taip toliau. O šiaip tai japonai supranta, kad mes atvykome iš kitos kultūros, tiek Europą, tiek kiti regionai, jie turi savo kultūras ir jie nereikalauja, kad ten laikytumės mes būtent jų kultūros ir tradicijų. Tai neteko tau bandyti ten visų šitų. Sveikinantis su žmonėmis, kurie užima aukštesnės pozicijas, žinoma, reikėjo susipažinti su tam tikrais protokolais elgesio. Bet tai nebuvo kažkokia tai problema. O su kuo teko susitikti dar, kaip minėjai, iš aukštesnio rango asmenų? Tai teko šiek tiek pabendrauti su akademijos tuo prezidentu. Tai reiškia, jeigu mes turim akademijos viršininką čia, tai ten yra akademijos prezidentas. Tai yra civilis asmuo. Ar pas juos struktūra akademijoje yra labai kardinaliai skiriasi nuo mūsų akademijos, ar yra panašumų? Ir panašumu, jeigu mes kalbam apie kariūnų batalionus, tenais yra vienas kariūnų pulkas, kurį sudaro 4 batalionai. Tai ten yra 2000 japonų kariūnų. Papasako, kas tau kelionės metu buvo naudingiausia apskritai nuvykti, kaip ir minėjai apie tą patirtį, bet galbūt įsinešiai savo kažką tokio svarbaus iš tos kelionės. Tai daug naujų ryšių. Visų pirma, tiek su pačiais japonais, tiek su kitų valstybių atstovais. Na ir, kaip jau minėjau anksčiau, žymiai didesnis žinių bagažas. Tai manai, tau tai pravers ateityje, profesinėje srityje ir padės? Turėjai kažkokių linksmų nutikimų, kažkas smagaus įvyko kelionės metu? Kai reikėjo 4 kilometrus bėgti iš metro tam, kad spėtume į vakarinį patikrinimą. O kaip, Kristijonai, tavo ryšiai su Japonijos maistinė kultūra? Ką nors teko išbandyti įdomus? Kad patys pigiausi suši yra skanesni už brangiausius Lietuvoje. Svarbus niuansas. O šiaip tai jie valgo tą patį, ką ir mes. Tik tai yra tas aspektas, kad kiekvienas patiekalas eina su ryžiais. Beveik kiekvienas. Pusryčiai, pietus, vakarienė, ryžiai yra neatskiriama to dalis. Tai alkanas nelikai? Oi ne. Tai ačiū, Kristijonai, kad pasidalinai savo įspūdžiais. Džiaugiamės, kad tau kelionė patiko, kad turi daugiau naujų idėjų, naujų žinių ir sėkmės tau baigiant paskutiniuosius metus. Ačiū.